Pokalbis su dienos svečiu. Radio stoties RS2 eteryje prasideda laida Pokalbis su dienos svečiu. Ir šį kartą pas mus studijoje vieši išties daug svečių ir ne vien tik iš Lietuvos, bet būtent iš Portugalijos. Tad visų pirmiausia, norėčiau pristatyti muzikantą iš Portugalijos Rodrigo Viterbo. Hola! Labadiena. Taip pat jo žmona Teresė Deduraitė. Labadiena. Labadiena. Ir Portugalų kultūros centro koordinatorė Šiauliuose Vita Grigutytė. Sveiki. Labadiena. Na ir be abejo, labai įdomu mums visiems visgi, kada pajautėte, kad jūsų pašaukimas yra muzika. When did you feel that the music is your passion? So it was 12 years ago. Tai buvo prieš 12 metų. And it was in a theater show. The music, it's been in my life since always. Muzika buvo jo visada, visą gyvenimą. Kaip pašaukimas, o teatre. But the didgeridoo, it was 12 years ago that came to my life and changed everything. O instrumentų didgeridoo jisai prieš 12 metų susidomėjo. Okay. Ir išties labai įdomus faktas. Grojate neįprastą Australijos aborigenų instrumentu didgerido. Kada pirmą kartą jį paėmėte į rankas? It's very interesting that you are playing with not common instrument. It's from Australian Aborigine instrument didgeridoo. So when you started to play, it was the first time. So it was, like I said, 12 years ago. I saw it in a theater show, and it was in a Portuguese show. A musician was playing, so even if it comes from the other side of the world, it was completely striking me. Kaip Rodrigo sako, tai buvo prieš 12 metų, kai Portugalijoje vyko teatre šou ir jisai susidomėjo, kad tai įdomus instrumentas visai iš kito pasaulio krašto. Ir kuo jis jūs sužavėjo? Why this instrument was interesting for you? I don't know. I think the instrument got me, and I was so amazed with the instrument that it happened. Sako, kad tiesiog nežinau, tiesiog taip atsitiko. Ir iš pirmo žvilgsnio vieniems atrodo, kad šiuo instrumentu groti yra tikrai nesunku. Kitiems priešingai atrodo, kad kaipgi reikia groti jo, atrodo tai neįmanomas dalykas, kaip yra iš tiesų. At the first sight, it looks like it's quite easy to play with this instrument. On the another second hand, it looks like it's quite difficult. So how it is? It looks complicated, but it's very simple. Basically, we just need to do with our lips this kind of vibration, and immediately we can make the sound. After it's complicated, just to develop more, but that's like any other musical instrument. Tiesiog sakė, tai yra labai paprasta, tiesiog reikia skleisti garsą ir išgaunim. Ir labai paprasta. Okay. Can you try it? Yeah. Like this. Įdomu, iš tos labai paprasta. Prisimenu vaikystėje, mes taip pat žaisdavome, taip pat tik tai nereikėdavo pūsti dūdų. Iš ties įdomu. Ir beje, jūsų atliekama muzika su šiuo instrumentu nuramina ir tai taip pat veikia tam tikrą prasme medituojančiai. Kaip vyksta jūsų kūryba? So the music you play with didgeridoo is kind of meditation. It makes a calm and it's like meditation. So it's how is the creativity? How you create this? We play didgeridoo using the vocal cords, the vocal system, and the breathing system in our body. And when we use those two, music comes very intuitively because we all breathe, we all speak. So the instrument produces the sound with our breathing and our voice. So immediately it's like as if we was talking with the instrument, and it flows. It's very easy to come up with ideas and new effects. Tai tiesiog, kai tu groji su balsu ir su kūnu, tai gaunasi kaip kalbėjimas ir kartu padėk man. Tai gaunasi jis kaip ir bendrauja su instrumentu, kaip kartu jisai kalbasi, jie kaip vienas kūnas pasidaro ir dėl to ta inspiracija ateina.
natūraliai, nereikia kažkokių papildomų pastangų dėti, tai viskas tiesiog eina iš vidaus. Ir apskritai, kaip būtų galima apibūdinti šią muziką? So how can you Describe this music? That's a good question, because normally I'm more interested about playing it and showing it than describing it. I would say that it's very, very personal music, or it's very personal feeling through the sound of the instrument. So it's most of all, it's the sound of the instrument and what's happening on the moment that describes my music. I don't know, it's very clear. Aš gal galėčiau padėti. Ne visiems labai aišku, nes kaip jisai pats net nežino, kokio stilio jisai groja. Tiesiog tai reikia pajausti ir kiekvienam žmogui pasidaro aišku, ką jisai priima iš tos muzikos individualiai, ką jis pajaučia ir kas kam ką reiškia. Supratau, ir kaip tik matau studijoje turite atsinešęs kartu su savimi 2 šiuos instrumentus. Tad ar pamaloninsite mūsų ausis jų skambesiais? You have here your instruments, chorizo, so will you play? Of course I will play. Taip, žinoma, sugrosiu. Gerai, tuoj mes sujungsime visą aparatūrą reikalingą tam, kad išgirstumėte šiuos puikius muzikos garsus ir visą tai už kelių sekundžių. Tai buvo mūsų svečias, muzikantas iš Portugalijos, Rodrigo Viterbo, ir mes sugrįšime atgal į studiją visai netrukus. Pokalbis su dienos svečiu. Toliau tęsime pokalbį su dienos svečiu ir taip, kiek žinau, Didgerido pasigaminate pats ir koks medis tinkamas šiam instrumentui ir kodėl būtent jis? As we knew, didgeridoo you make by yourself. So which wood it's perfect for this instrument and why? So that's a very nice question. Traditionally the instrument it's made from eucalyptus, but I use Tradiciškai instrumentas gaminamas iš eukalipto. But I use all kinds of Portuguese woods to make it. Bet aš naudoju bet kokį medį pagaminti instrumentą. And curiously, I also use other materials like fiberglass and especially paper. Ir dėl įdomumo dažnai naudoju kitas medžiagas. Tai kaip popierių, su klijais, suklijuota. And with the paper, it's very nice material to use because everybody can make their own instruments. And I teach in schools how to make them from paper. Ir popierius kaip medžiaga yra labai patogi, nes jisai moko mokyklose vaikus, jie gali drąsiai pasigaminti šitos instrumentus. Ir kiek laiko užtrunka pagaminti į tradicinį iš medžio paruoštą, būtų galima pasakyti, Didgerido instrumentą?
How long it's necessary to make this traditional instrument from wood? The traditional way, it's very interesting because it happens naturally. The termites make the whole inside eucalyptus trees, so they are ready. Iš tikrųjų, tradicinis didgiridų yra natūraliai pasigamina, tiesiog termitai išgraužia medžio viduj skylę. And when Aboriginal people want to make their own instruments, they go in the forest and they cut the tree and it's ready. Ir kuomet aborigenai nori pasigaminti šį instrumentą, jie tiesiog eina į mišką, nukerta medį ir turi instrumentą. That didgeridoo that I was just playing, it's made like this. It's a traditional instrument. Ir su kuriuo instrumentu jis dabar ką tik groja, tai buvo tradicinių būdų pagamintas. Supratau. Ir jūs pats esate iš Portugalijos. Ir ar jūsų gimtojoje šalyje didgerido populiarus muzikos instrumentas, ar vis dėlto populiaresnės, tarkime, fado dainos? You are from Portugal, and if didgeridoo is popular in your country, in Portugal, or it's more popular fado songs? No, fado, it's much more popular, of course. Žinoma, fado dainos daug populiaresnės Portugalijoje. But I've been working with other people to make the didgeridoo also quite popular. And even some people now are mixing didgeridoo with traditional Portuguese music and even with fado sometimes. Tiesiog dirbau su kitais muzikantais ir su instrumento gamyba ir tikrai yra žmonių, kurie domisi tuo dalyku ir tiesiog sujungia kartu fado instrumentus su didgeridoo. Ir be šio instrumento grojate taip pat ir lietuviams žinomu instrumentu dambreliu. Tad kuogi jis žavi jūs? You play also with a popular for Lithuanian instrument. Mouth harp. Mouth harp. So why it's interesting instrument also for you? The mouth harp, drambelju. It's drambelju. It's an instrument that appears in everywhere in the world. It's a very interesting instrument. It's very simple, and as šis instrumentas damrelis yra populiarus kaip ir visam pasaulyje. Jis labai paprastas. And it's also the elements of playing are very similar to the didgeridoo. Ir būdas kaip yra grojama labai panašus kaip ir su didgeridoo. So that's why I like to play it, because it has the same language as the didgeridoo. Ir tiesiog man patinka jo irgi groti, nes kažkas panašaus. Ir kokiais instrumentais be šių dviejų minėtų dar grojate? Which instruments are you playing more without these two? I'm playing the American native flute also. And groja su tradicinė amerikietiška dudelė. Fleita. And also kalimba. It's a instrument that comes from Africa, and it's made from a coconut and some pieces of metal that it's like a thumb piano. We call it finger piano. It's an instrument that comes from Africa. Su instrumentu, kuris kilęs iš Afrikos, tai kaip ir pianinas, piršto pianinas. It's called kalimba. And all other instruments that I can have fun with. I like to work with sound, to play with sound. So every instrument I like to play. Tiesiog jam patinka žaisti su garsu. Aha, supratau. O kuris jums instrumentas yra arčiausiai širdies? Which one instrument is the most favorite? It's the didgeridoo. Supratau. Ir kaip matau, studijoje turite ne vieną, bet du šiuos instrumentus. Tai galbūt galite pagroti juo, išskleisti vėlgi tą nuostabią muziką su kitu instrumentu. Here in studio you have two didgeridoos. One is the original one and another one is made from different materials. So maybe you can play with this one? Of course. I would like just to say that this instrument that I'm going to play now, it's made from paper. It's from toilet paper rolls that we just cut and glue and change the shape. Šis instrumentas yra pagamintas iš tualetinių popierių kartonėlių, suklijuotas popierių ir dabar jis pabandys pagroti. Gerai, išgirsime. Galima sakyti, kad tai tikrai
ekologiškas instrumentas. Taip. Visiškai. Taigi toj ir išgirsime, pasiklausykime. Ačiū. Taigi, ačiū dar kartą mūsų svečiui iš Portugalijos ir vėlgi atgal sugrįšime į eterį visai netrukus. Pokalbis su dienos svečiu. Toliau tęsime pokalbį su dienos svečiu. Taigi, būtent šiais metais buvo pristatytas jūsų muzikinis vaizdo klipas Takas. Ir pavadinimas lietuviškas, tad atskleiskite paslaptį, kasgi jūs sieja su Lietuva. So, it was presented this year, the music video clip Takas, Beth. The name, it's Lithuanian, so what is relationship between Lithuania? Okay, how to start? It's mainly because of two things. Gerai, kaip pradėti? Tai yra pagrindiniai du dalykai. The first one was when I was lucky enough to meet Aboriginal people. Pirmas yra, kad man pasisekė sutikti aborigenus. They asked me to play. Jie paprašė mane pagroti. And the Aboriginal master said, Jalu Guruwiwi, it's the name. He said that I was playing as if I was on a road, on a way, on a path. So, šis aborigenų mokytas sakė, kad Rodrigo groja teisingų kelių, yra jo kelias. And it has been my way my path the last years, the music and the instrument, and to meet new people and learn new things. Tai buvo iš tikrųjų jo kelias, tai sutikti naujus žmonės, groti su šiuo instrumentu. And after those years, I met my Lithuanian wife. She's not wife, she wasn't. Ir per šios metus tai buvo, kad aš sutikau lietuvę, tai ir tapo mano žmona. And it made sense to call my concert that I have now Takas, because it's my way, it's my road that I'm going through with her. Ir tai buvo tiesiog priežastis, kodėl pavadinti taku, nes tai yra mano kelias, kuriuo aš dabar einu su savo žmona. Ir Terese, sakykite, kaipgi jūs susipažinote? Galbūt nukeliavote į jo koncertą ir išgirdote tą nuostabią muziką ir jį jūs pakerėjo. Kaipgi buvo? Panašiai buvo. Aš atvažiavau į Portugaliją savanoriauti. Nežinau, kokiu likimo posūkiu pasirinkau miestą būtent šitą, kad taip išėjo, kad po kelių savaičių atvykus, man sako, ar nori sudalyvauti seminare. Sakau, kodėlgi ne? Nuėjau, taip ir pasilikau, pagavo mane. Na ir sakykite, kokiegi esminiai būdo bruožai skiria portugalus ir lietuvius? Esminiai, labai daug. Nežinau, nuo ko. Na, pavyzdžiui, pradėkime nuo virtuvės, pradėkime nuo pokalbių.
Jie labai daug kalba. Visų pirma, būna susitikimai, buvo pats sunkiausias dalykas. Eini į susitikimą, jie sėdi 2 valandas prie mažos kavos puodelio, į šaltą, nes neturi centrinio šildymo. Tai buvo irgi labai baisu. Ir jie kalba 2 valandas apie nieką, nepriima jokio sprendimo ir tu sėdi ir nesupranti, aš čia dabar turiu laukti kažko, ar aš galiu, nes, kaip, mes lietuviai ateini, išsprendi reikalą, išeini, o jie dar ir nepriejo prie to reikalo. Tas 2 valandas. Gyvenimą pakalba apie draugus. Taip, tos 2 valandas praėjo, rezultato jokio. Tai buvo man iš tikrųjų labai sunku. Ir, Rodrigo, kaip galėtumėte apibūdinti Portugaliją tiems žmonėms, kurie nėra joje lankėsi? Rodrigo, how can you describe Portugal for those people who have never been in Portugal? I think it's a country made from friendly small people. Jo nuomonė, Portugalija tai yra šalis iš draugiškų mažų žmonių. With a lot of sun and good food. Daugybė saulės spindulių ir gero maisto. And with very nice coffee, but very difficult time schedules. Labai skani kava ir su laiko problemomis. Taip, laiko problemomis. And you should visit. Jūs privalote apsilankyti. O kokia jūsų akimis yra Lietuva? Šalis, kurioje visada šalta ir visada lyja? How do you see Lithuania when in Lithuania every time it's raining and every time it's cold? It's cold, but it's a very nice country, and I really like it. It's very clean, organized, and green. Taip, Lietuva šalta, bet man labai patinka. Tai yra žalia, švari šalis. And with beautiful women also. Ir labai gražiom moterim. Ir būtent jau šį vakarą, jei gerai mano 18 valandą, koncertuosite knyginę kavinėje Siela. Būtent Šiauliuose, tadgi kas laukia šio vakaro koncerte? You will play in the bookstore Sielai at 6 o'clock in the evening. So what you will do that? What people can expect there? I will share some of my music, and I will try to speak also about the instrument, its origins, and how to play it. Aš tiesiog pasidalinsiu savo muziką ir truputį papasakosiu apie instrumentus, kaip juos galima pasigaminti ir kaip juos galima groti. It's not just a musical concert, it's also a commented concert. Tai tiesiog nėra vien tik tai koncertas, bet kartu ir diskusijų koncertas. Pokalbių koncertas. Na ir paskutinis, tradicinis mūsų klausimas, tad prašysiu kiekvieno iš jūsų čia esančio palinkėti kažko. Kokie jūsų linkėjimai visiems mus girdintiems? The wishes for listeners. So first it's a pleasure to be on this radio sharing my music and my story with the instrument. Labai džiaugiuosi ir malonu, kad lankytis šioje radio stotyje ir dalinti savo muziką. And I wish all the good things for everybody be so gera. Ir linkiu viso ką geriausio žmonėm. Teresė? Aš irgi palinkėsiu viso ko geriausio ir kad daugiau bendradarbiautų galbūt Portugalija su Lietuva, pasidalintų savo visiškai skirtingom kultūrom. Ačiū. Ir Vita? O aš turbūt palinkėsiu, kad kas dar nebuvo, nuvykti į Portugaliją ir supažinti su tais žmonėm, o kas jau buvo ir dar negali nuvykti, tai šiandien kviečiame vakare į koncertą į knygyną Sielai, truputį pajus portugališkos kultūros. Taigi dėkoju Jums ir primenu, kad šiandieną pas mus laidoje svečiavosi muzikantas iš Portugalijos Rodrigo Viterbo ir taip pat jo žmona Teresė Deduraitė ir Portugalų kultūros centro koordinatorė Šiauliuose Vita Grigutytė. Dėkoju Jums ir Rodrigo dar turėjo vieną pažadą. Tokį labai didelį. You had one promise. Pagroti dambrelio. Tad pasiklausykime.